Netaisyklingas sąkandis ar kreivai išdygę dantys – dažnos problemos Lietuvoje. 3 iš 4 žmonių diagnozuojamos ortodontinės anomalijos. Vieniems dėl genetinių priežasčių, kitiems dėl aplinkos faktorių įtakos, kvėpavimo burna, gali būti susiaurėjęs žandikaulis, arba dėl per anksti pašalintų pieninių dantų, prarasta vieta nuolatiniams dantims. Tokiu atveju jie išdygsta ne vietoje, ilgai netiesinant nesusiformuoja reikiamas kaulo dantenų kiekis apie dantį, dantis dėvisi. Jei sąkandžio koregavimą ir gydymą pradėsite anksčiau, jis bus efektyvesnis. Klysta manantis, kad šiek tiek kreivi dantys tai yra vien estetinė problema. Ilgai negydomi kreivi dantys labiau dėvisi, genda, atsiranda dantenų problemų ar net paradentozė. Vyresniame amžiuje prasideda apsilankymų maratonai pas odontologus ir nesibaigiančios investicijos į kramtymo aparato atstatymą. Apie netaisyklingo sąkandžio gydymą pasakoja gydytoja ortodontė Živilė Neverauskienė. Jau nieko nebestebina breketus nešiojantis vaikas ar suaugęs. Dažniausiai aplinkinius domina, o kiek laiko tu būsi toks pasipuošęs, kiek laiko truks tavo ortodontinis gydymas. Vidutinė ortodontinio gydymo trukmė pagal mokslinius tyrimus yra 24 mėnesiai. Gydymo trukmę lemia daug faktorių, todėl prieš ortodontinio gydymo pradžią tiksliai pasakyti pacientui, jo gydymo trukmė yra sudėtinga. Visų pirma, lemia pradinės situacijos sudėtingumas, individualus dantų judėjimo greitis, pasirinkta breketų rūšis, pareigingas paciento lankymasis ir svarbiausia – bendradarbiavimas su gydytoju ortodontu. Todėl prieš pradedant ortodontinį gydymą labai svarbu pradinė paciento motyvacija. Būna, kad tėveliai atveda vaikus, kurie nenori tiesinti dantų. Todėl rekomenduojame geriau šiek tiek palaukti, kad gydymas vyktų sklandžiau ir burnos higieną vaikas palaikytų geriau ir išimamus aparatus nešiotų paskirtą laiką, negu pradėti ir kovoti. Viena didžiausių ortodontijos problemų būtent yra mažas paciento bendradarbiavimas. Todėl dabar tiek gydytojai praktikai, tiek mokslininkai galvoja metodus, kaip sumažinti paciento bendradarbiavimą ir kad paciento bendradarbiavimas turėtų mažiau įtakos galutiniam gydymo rezultatui. Šiais laikais išimamas ortodontinės plokšteles mes po truputį pradedame keisti fiksuotais aparatais, kurie yra neišimami, jie nešiojami 24 valandas per parą. Tėvai savarankiškai suka namuose jį, aparatas nešiojamas iki pusmečio ir rezultatas pasiekiamas greičiau ir garantuotai. Sąkandžio korekcijas seniau gydydavome dideliais funkciniais išimamais aparatais, su kuriais vaikui tikrai nepatogu eiti į mokyklą, nepatogu kalbėti. Naktinio nešiojimo vien nepakakdavo pasiekti norimą rezultatą. Todėl dabar tiesiname dantis breketais ir dedame funkcinius fiksuotus aparatus. Gydymo trukmė sumažėja, gydymas tęsiasi iki 1,5 metų ir pasiekėme gerą sąkandį ir tiesius dantų lankus su mažesniu paciento bendradarbiavimu. Netaisyklingas sąkandis ar kreivai išdygę dantys – problemos, kurioms galima užbėgti už akių dar vaikui augant. Jei sukandimo koregavimą ir gydymą pradėsite anksčiau, jis bus efektyvesnis. Šiuolaikiniai ortodontiniai prietaisai padeda išvengti sveikų dantų šalinimo dėl tiesinimo, sutrumpina gydymo breketais laikotarpį, gerokai palengvina jų kasdieninį nešiojimą lyginant su seniau buvusiais ūsais ar vaikų nemėgstamomis plokštelėmis. Senais laikais, norint sukurti vietą netelpančioms iltims, buvo naudojami aparatai vadinami ūsais. Dažnas jį prisimena, nes patys bandė nešioti, tačiau retai kuriam pavykdavo pasiekti reikiamą rezultatą. Dabar mes naudojame aparatus fiksuotus burnoje arba prie dantų arba prie mikrosraigtų,
Jų pagalba mes galime nustumti krūminius dantis atgal, po to perskirstome vietas breketais netelpančioms iltims. Šie aparatai vadinasi frog tipo. Vaikams, kurie ateina dėl tokių problemų, jie labai patinka, todėl kad vadina varliukais. Tai va, gydymo trukmė su jais yra apie 1,5 metų ir rezultatas būna puikus. Atvyksta pas mus ir 16-mečių, kurie gydėsi ortodontinėmis plokštelėmis, tačiau bendradarbiauti su gydytoju nenorėjo, plokštelę nešiojo stalčius, kaip juokiamės, o ne pacientas. Deja, tokiame amžiuje, 16 metų jau, kai viršutinis žandikaulis yra siauras, išplėsti jį yra žymiai sudėtingiau. Jau išimamų aparatų siūlyti nebegalime, fiksuotų tik nuo dantų nepakanka, todėl siūlome plėsti viršutinį žandikaulį su atrama į gomurį per mikrosraigtus. Gydymo trukmė aktyvaus trunka apie 3 savaitės, po to užlaikymui šį aparatą galime nešioti metus laiko, kad sukaulėtų pilnai gomurio siūlė ir gydymo rezultatas stabilizuotųsi. Dantis po to tiesiname breketų sistema. Paciento motyvacija yra lemiamas veiksnys ortodontinio gydymo sėkmei. Kad ir kokių pažangių metodų būna yra sukurta, tačiau paciento bendradarbiavimo nepavyksta atsisakyti visai. Todėl pakankama motyvacija gydymui tai kelias į sėkmingą gydymo rezultatą ir sąlyginai trumpą ortodontinį gydymą. Laiku neišsitiesinus dantų nereiškia, kad vėliau to padaryti bus neįmanoma, tačiau suaugusiųjų sąkandžio gydymas yra sudėtingesnis, trunkantis daugiau laiko, o pripratimas prie ortodontinių aparatų sudėtingesnis. Tinkamas gydymo laikas, gera gydymo taktika ir paciento bendradarbiavimas suteikia sveiką šypseną visam gyvenimui.